ekskursijų biuro direktorius Klaipėdoje, tai mes turėjom tokį laivą, po to mano brolis turėjo katerį, dar jį dabar turi. Ir man visą laiką tokia aistra, o pradėti buriuoti, aš visą laiką svajojau. Bet aš niekada nežinojau, kad mano žmona to labai nori nuo vaikystės. Nes mes sėdėjom su žmona Operos baleto teatre ir kažkaip mes žiūrėjom, kad užuolaida. Ir sakau, tu žinai, kad Nacionalinio dramos teatro užuolaida, Nacionalinio dramos teatre, tai yra laivas. Nacionalinio dramos teatro ženklas yra laivas. Būrinis laivas, nes pirmasis spektaklis Nacionaliniam dramos teatre buvo, man atrodo, vadinosi Viltis. Apie laivo dužimą. Tai ir aš kažkaip sakau, prisimeni, va tas laivas, sakau, aš taip norėčiau buriuoti, jis sako, aš irgi. Sakau, tikrai? Tai mes nuėjom kitą dieną ir užsirašėm kursus. Ir mes pabaigėm kursus ir mano žmona gal mažiau buriuoja, jinai nustojo buriuoti, bet mes pasibaigėm kursus ir mano žmona šiaip mokas labai gerai švartuotis, aš tik tai moku plaukti. Tai ir tas prasidėjo ir kažkaip ir jisai nenutrūko, nes aš baigiau mokslus. Mokslai labai įdomus, aš galiu pasakyti tikrai, kas nori buriuoti, ten labai įdomus mokslai, nes ten nėra taip, kad tu ateini, tave išmokys paimti ir kažką. Ne, tu ten, aš nesimenu, 3 mėnesius vaikščiau kiekvieną šeštadienį po 5 valandas, nes ten tu turi išmokti hidrometeorologiją, visą navigaciją, ten labai daug visokių dalykų. Tu vėl turi prisiminti visokias formulės, išmatavimo laivus, nes laivo greitis yra pagal visus ten, žodžiu, labai daug dalykų, bet labai įdomu buvo. Man gal pirmą kartą aš mokiausi, tiesiog per savo gyvenimą. Aš mokyklai tiek per 12 metų nesimokiau taip kaip buriavimo mokiausi, nes man labai patiko. Tos mazgus aš darydavau, aš kur rasdavau virvę, aš eidavau žiūri skalbiniai, aš nupjaudavau virvę, darydavau mazgus. Nes, aš supratau, kad tai yra aistra. Tai va. Ir po to, aš dar dabar buriuoju, aš prieš kelias dienas grįžau iš Kuršių regatos, Kuršių marių regatos. Kaip jūs galvojat, kokią vietą mes užėmėm mūsų įgulą? Paskutinę. Nes mes buvom išrinkti džentelmeniškiausią jachtą, nes pirmą dieną mes suplaukėm, mes susirinkom, mes turim komandą, mes jau buriuojam gal 10 metų, tai ir 4 metus neburiavom, nuo karantino mes neburiavom, dabar vėl susirinkom, naujas laivas, buvo labai įdomu susipažinti, vėl viskas iš naujo, pirmą etapą suplaukėm gerai. Antrą etapą mes išplaukėm į jūrą, tikrai buvo labai daug vėjo, 30 mazgų, vėjo 15 metrų į sekundę ir mums per raciją pranešė, kad gelbėkit mus, laivas tinta, kviečia, kas gali išgelbėti. Ir mes pamatėm laivą tinta, jiems sustrigo vairas ir jos suko tik į dešinę. Ir jie tik tai sukos, jie negali nieko daryti. Jų laivas sukasi, o vanduo ir vėjas neša jos į molą ir jie būtų sudaužyti visiškai. Ir tada mūsų kapitonas sako, chebra, rezultatas nesvarbu, svarbiausia yra žmogaus gyvybė, ar ne? Ir tada mes apsisukom, labai sunku buvo tikrai paimti, mesti trosą, nepagavom, vieną trosą laikėm, nes laivas sukasi į dešinę, mes turime jos varyti į kairę, nes vartai jūros yra tenai. Ir tada ta trosas vieną kartą trūko, tada vėl priplaukti, o jinai visą laiką sukasi, suprantat, nežiūrėjai, iš kur priplaukti. O prie vartų uosto ten yra tokia makalinė, tokia valakyta, jūs neįsivaizduojate, ten yra kažkokie kalnai bangų, tokie, nes šiaip eina jūrai bangos, jos dūžta, o ten yra tokia, nes susijungia marių vanduo, srovė su jūra, ir ten yra labai, ten buvo pavojingiausias, nes tie laivai va taip, tu eini visiškai va taip. Kažkur draugas nufilmavo, aš ten apačioj norėjau kažką pasiekti, lovui lipu ten, nes laivas kartais būna va tokiu kampu iš visų, va taip kartais vandenį būna. Tai mes kažkaip tai įplaukėm jau į marias, tai ačiū Dievui, nes laivą gelbėjom, vilkom laivą Stinta, o mūsų laivas yra Valerija. Mūsų kapitonas jį pavadino savo katino garbiai. Tai kas gali Stintą vilkti, tai aišku tik katinas Valerija. Taip ir išėjo. Nors aišku, mes išgelbėjom tą laivą, žinot dėl ko? Todėl, kad paskutiniai buvom ir mes jie paėmėm. Čia pradžiai papasakojau didvyriškai. Ne, iš tikrųjų, bet mes paėmėm, nes esame irgi vieną kartą